Sėskite į Politiškių miestelio tarybos nario kėdę ir drauge varžykitės dėl Kasnelio miesto biudžeto. Politiškėse bandysite derybų, apgaulės ir blefo būdu prisikimšti pilnas kišenės šlamančių ir taip pasiekti pergalę. Visgi būkite budrus, vienas neapgalvotas judesys ir galite atsidurti už grotų. Paruoškite žaidimo lentą, projektų kortas, turto kortas, miesto biudžetą ir žaidimo žymeklius. Kiekvienas žaidėjas pasirenka veikėją ir gauna po 5 projektų kortas, 2 pinigus ir prestižo žymeklį, kurį pasideda lentoje 0 zonoje. Išrinktas pirmininkas gauna pirmininko žetoną. Žaidimas suskirstytas į 4 veiklos metus, kiekvieni metai padalinti į 5 stadijas. Projekto stadijoje pirmiausiai pirmininkas nuspręs, kas pristatys savo projektą, atveždamas vieną iš savo rankoje turimų kortų. Projekto korta nurodo reikalingo biudžeto dydį bei prestižo taškus, kuriuos uždirbs projekto administratorius sėkmingai įgyvendinus projektą. Toliau visi žaidėjai galės atlikti vieną iš 3 veiksmų. Paremkite esamą projektą, padedami užverstą kortą iš savo rankos. Perimkite pirmininko žetoną, išmesdami vieną kortą. Pasuokite ir atidėkite turimas kortas ant savo veikėjo kortelės. Žaidėjai ratu atlieka po vieną veiksmą tol, kol visi pasuoja. Visiems pasavus įvyks projekto svarstymas. Daugiausiai kortų padėjęs žaidėjas taps projekto administratoriumi ir gaus šansą uždirbti prestižo taškų. Užverstas projekto kortas sumaišykite ir atverskite. Sutampančios spalvos projektų kortos didins biudžetą, o kitų spalvų kortos mažins. Sveikinu, šiuo atveju projektas surinko daugiau lėšų nei reikėjo. Sėkmės atveju administratorius gaus prestižo taškų už sėkmingai įgyvendintą projektą. Na, o lėšų perteklių godūs valdininkai pasidalins tarpusavyje laikrodžio rodyklės kryptimis, skirdami po vieną pinigą tol, kol ištuštins biudžetą. Projekto stadijos pabaigoje panaudotas kortas pašalinkite ir susigrąžinkite atidėtas kortas savo į ranką. Kartokite šią stadiją tol, kol žaidėjai nebeturės rankoje likusių kortų. Biudžeto stadijoje bus mažinamas miesto biudžetas. Biudžetui išsekus kils korupcijos skandalas, o daugiausiai pinigų turintis valdininkas sės už grotų ir pralaimės žaidimą. Mokesčių stadijoje teks susimokėti turimo turto mokestį. Neturit pakankamai lėšų, turtas bus konfiskuotas. Turto stadijoje žaidėjai pirks naują turtą už rinkos kainą arba perpirks konfiskuotą turtą už sutartą kainą iš kitų žaidėjų. Paskutinėje atostogų stadijoje visi žaidėjai gauna prestižo taškų už valdomo turto kortas ir pradedami nauji veiklos metai. Po 4 veiklos metų padidinkite savo reputaciją turimo turto ir likusių pinigų verte. Daugiausiai surinkęs prestižo taškų laimės žaidimą.